Nu, pradedam. Balta, pradedam. Jo, pamažu, su tavo leidimu. Sveiki, aš Petras Auštrevičius, Lietuvoje išrinktas Europos parlamento narys. Ir šiandien aš noriu pasikalbėti su jumis apie tai, ką jūs matyt žinote, bet nebūtinai dažnai kalbatės ir aptarinėjate kartu su draugais ar šeimoje. Tai yra kailinių žvėrelių fermos. Jų Lietuvoje yra ne viena, ne dešimtys, jų yra daug daugiau. Kas vyksta kailinių žvėrelių fermose? Kokiomis sąlygomis laikomi žvėreliai, kurie, kaip žinia, auginami su vienu tikslu? O tas tikslas, kad jie užaugintų kailį, o tas kailis būtų vėliau nuo jų nudirtas. Ir taip reikia kalbėti. Ar mes ilgai toleruosime tokią situaciją, kuomet nežinia, sienos, tylos siena atsiribojama, apie tai nekalbama, apie tai nerodoma. Ir galbūt net yra tylų susitarimai, kuomet savininkai nutildo, sakykime, ar inspektorius, ar kitus ir apskritai neįsileidžia nieko. Štai aš liečiu šunį. Pagalvoti, kad šuns kailis irgi gali būti naudojamas kažkokiems drabužiams gaminti ar kitiems dalykams yra klaiku. Bet tokie patys gyvūnai, ar lapės, ar kiti gyvūnai, jie taip pat turi pojūčius. Deja, jų likimas yra žiauresnis. Kalbėkime apie tai. Reikalaukime, kad būtų skaidru, kad nevyriausybinės organizacijos keliančios šitą temą patektų tenai, kur jos negali patekti. Kadangi tik pilietinė pozicija, atvirumas ir aiški pozicija, kad gyvūnų teisės, nesvarbu kas jie būtų užtikrinamos, aš manau, yra visų mūsų pareiga.